10 įmonių, 10 inovatorių komandų rungėsi dėl veržliausio startuolio vardo. Ant stalo prizas, kokio dar nėra pasiūliusi nė viena televizijos laida. 400 000 eurų iš mūsų fondo gana drąsiai gali ateiti bet kokią idėją. Milijardų vertės idėja, mes su profesoriumi prisėsime ir surasim tos pinigus. Siekti tikslo dalyviams padeda geriausi savo srities specialistai. Kuri inovatyvaus verslo idėja perspektyviausia? Sveiki, čia Startas. Laida apie naujus, inovatyvius ir pažangius verslus. Praėjusią savaitę susipažinome su 5 įmonėmis, 5 verslo idėjomis. Įmonės kaunasi dėl 400 000 eurų investicijų. Investuotojai sako, kad jau turi savo favoritus, tačiau investuoti neskuba. Akivaizdu, kad naujoms įmonėms reikės gerokai pasistengti, siekiant įtikinti investuotojus savo verslo idėjų perspektyvumu. Eime pasižiūrėkime, kaip joms sekasi. Šiandien laidoje žiūrėkite. Bet kiek planuojat šiais metais? Tai kaip mes ir minėjom, 300 kg. Ne, pinigais. Kilogramais neįdomu. Šypsenos jūsų vietose, netokios, sakykime, atlaidžios, ne atlaidžios? Neatlaidžios. Net ta prasme, kai tik man patiko. Milijoną žadat daryti 16 metais grynų pelnų, tai turbūt aš įsivaizduoju, kad investuojate. Sveiki, gyvi. Malonu vėl matyti, Katerina. Įmonės vertina laidos Startas mentoriai. Biotechnologijų įmonės Biotech Pharma vadovas, habilituotas gamtos mokslų daktaras, akademikas, profesorius Vladas Algirdas Bumelis. Šiaurės miestelio technologijų parko vadovas Gediminas Pauliukevičius ir Verslo Angelai pirmas investicinio fondo partneris Algimantas Varekojis, vienas pirmųjų finansų maklerių Lietuvoje. Algimantai, kokie jūsų lūkesčiai? Aš jau dabar jau akcentavau prezentavimą, prezentacija labiau tikėjimo būtų. Man visada verslas prezentavo, kokią problemą sprendžia. Kažkam norim pralinksminti, kažką norim išgydyti, kažkam norim į kosmosą paleisti. Taip, tada sekantis klausimai, tada dėliojasi natūraliai. Jeigu mes sukuriam daiktą ir po to einam ieškoti rinkos, čia trupučiuką taip, nes mes ir gaunasi, kad iš kitos pusės prasideda. Žmonės prieš pradėdam kurti verslą turi turėti labai aiškę misiją, ką jie nori pasiekti verslą. Jeigu misija yra tik tai, kad nori būti turtingas ir uždirbti daug pinigų, tai tikrai nieko iš to verslo nebus. Kai ateina kompanijos, tie jauni startuoliai, tai jie kartais tą lygtai užmiršta. Tai yra vienas dalykas. Antras, jie turi labai aiškiai vis turėti bent jau 3 metų veiklos planą, ką jie nori pasiekti per tai. Nelabai tikiu, kad jau čia tokie ir ateis, viskas susidėlioja labai gražiai ir teisingai, kadangi bet man patinka, kad jeigu ateis vėl tie, kurių akis žiba ir kurie tikrai nori tą verslą daryti, tai jau yra gerai. Netrukus pamatysim akis ir galėsim įsitikinti, ir akis žiba. Gediminai, jūs kiekvieną dieną su startuoliais, iš tikrųjų, ko reikia, kad startuolis iš tikrųjų iš startinės pozicijos taptų sėkmingų verslų? Aš pirmiausia, tai pritarčiau ir sakytų ekspertų nuomonė. Visi jie ateina su idėjom, visi jie tiki tom idėjom, tai, kaip sakant, pirmiausia, reikia nebijoti bankrutuoti. Reikia nesėkmė, pas mus kažkaip tai plačioje visuomenė yra, kad jeigu tau nepasisekė vieną kartą, tai jau viskas. Tau nepasiseks antrą kartą. Bandyti vieną, antrą, trečią, ketvirtą kartą. Viena idėja išsigrynės. Pirmosios prie mentorių stalo sėda verslininkės iš Kauno įmonės Sviestas Sviestuotas. Dovilės ir Mildos įkurta įmonė šiuo metu gamina įvairių riešutų ir sėklų sviestus, tačiau į laidą atkeliavo su nauja idėja – funkciniu maistu. Kaip šios planus įvertins laidos mentoriai? Planas sveikesnis, natūralus sviestas. Būtent funkcinis maistas, jis pasiūlytų didesnę maistinę vertę negu rinkoje esantis riešutų sviestai. Tai mes stengiamės tai išgauti natūralumą, derindamos su naujausiais mokslo pasiekimais. Tai yra ieškome tam tikrų komponentų, kurių deriniai pasiūlytų didesnę maistinę vertę. Užduodu klausimą. Ką jūs parduodate? Šiuo metu mes gaminame, turim visą asortimentą tiesiog natūralių riešutų ir sėklų sviestų. Tai pradedant žemės riešutų sviestų klasikinių, baigiant migdolų sviestais, kokosinių žemės riešutų sviestų ir panašiai. Bet ką mes kuriame dabar, tai būtų funkcinis, kaip minėjau, gaminys. Visą laiką žiūri idėją ir žiūri į žmogų, kuris tą idėją bando įgyvendinti. Tai ta sviesto sviestuotų idėja būtent kažkaip labai, netgi sakyčiau, prilipo prie tų dviejų asmenybių. Kad pati idėja jom labai, kaip sakyčiau, tinka, nes nestandartinė idėja, nestandartinės tokios ir merginos. Kodėlgi ne, jeigu paimti kokį nors ten Nutella, kurią visi tepa, tai
Manyčiau, kad ta idėja, kad jos gali padaryti tą išmanųjį sviestą, kurį tikrai mes čia visi bėgsim ieškoti parduotuvės ir tikrai norėsim jį ar ant duonos tepti, ar kažkokiu kitų būdų valgyti, tai tikrai idėja yra šauni. Sviesto gamybai pinigų norite? Mums reikėtų, šiuo metu prioritetas būtų tyrimai. Tai yra, mes turime eksperimentinį, sakykime, gaminį, bet mes jo negalim pasiūlyti rinkai, nes reikalingi tyrimai, reikalingas įrodymas, kad jis tikrai yra vertingas sveikatai, kad tie deriniai yra optimalūs ir panašiai. Tai prioritetas būtų toks, o atlikus tyrimus galbūt paaiškėtų, kad mūsų gamybos liniją dabartinę reikia papildyti tam tikrais etapais, tam tikrais įrenginiais. Pirma kalba, mes tvarkysim gamybą, mes pradėsim gaminti, tada bandysim parduoti. Rinka, viskas prasideda nuo pardavimų. Klausimas, kokią problemą sprendžiam. Ir matosi jos trupučiuką užsiciklinusios veiksme. Mes turime edukuoti bendruomenę, mes turim gamybą, mes turim tyrimus padaryti, visą kitą. Kadangi susitinkam pirmą kartą, aš norėčiau iki sekančio karto tokį patarimą jums duoti ir prašyti, ir stebėsiu talis. Mano klausimas yra, kokį produktą jūs, kokią problemą sprendžiat? Man labai patiko, kai jūs pradėjot nuo to. Mes sprendžiam tokią problemą. Super. Dar klausimas, kiek žmonių reikia, kad jūs tą problemą išspręstumėte. Nepamirškite, iš tų pusės žmonių nenorės, kad jūs spręstumėte jų problemą. Dar pusė iš vis tenai, kaip sakoma. Pasimodeliuokit patys, va kiek visuomenė, apsidarykite aplinkui, ne visada gali statistiką panaudoti. Ir va nuo tų pardavimų mes tada pradedam šnekėti. Kokia jūsų gamyba bus. Kad tuos pardavimus užtikrint, mums reikės tyrimus padaryti, taip, kad tuos pardavimus užtikrint, mums reikės šviesti visuomenę, kad tuos pardavimus užtikrint, mums reikės dar kažką padaryti. Nes pas jūs dabar yra, kaip jūs turite idėją, jinai kažkiek realizuojama yra taip, bet jūs iš karto kalbate, mes turim tą padaryti tą. Tai yra etapai, sutinku, jie reikalingi, visi švietimas ir tyrimai visi, bet jie visi tarnauja pagrinde kam? Pardavimams. Tai va tada. Kai aš investuosiu, mano klausimas bus, jūs pardavinėjate dabar, nesviestą, jūs pardavinėjate savo kompaniją, kur jūsų verslo planas reikia 3 metai. Turit? Turim, bet ne čia. Viesim, tyrinėsim, palauk. Ne. Kadangi mes užsiimame ir įprastų produktų gamybą, tai mūsų verslo planas yra orientuotas ir į tai. Jos galbūt nėra jau taip gerai pasiruošęs vadybinio aspektų, kad šauniai prisistatyti ir jau parodyti labai aiškiai, ką jos daro, kaip jos daro. Mergaitės, ar galima aš padėsiu jums truputį prisistatyti? Tai jums reikėjo labai elementariai pasakyti, kad jūs, kas kompanija, taip, nedidukė, dabartiniu metu jau gaminat, taip, ir pardavinėjat. Teisingai? Teisingai. Tai tada labai elementariai, kokie jūsų šiai dienai pardavimai, piniginė apimtim, kiek parduodat? Ir kokie planai pardavimų 2015 metą. Netrukus laidoje. Na, kiek planuojat šiais metais? Tai kaip mes ir minėjom, 300 kg. Ne, pinigais, kilogramais neįdomu. Jūsų maža įmonėlė kažkokia. Pasaulio mastu prekiausių jūsų įmonėlė vis tiek bus maža, kiek milijonų mes investuotumėm. Taip. Nu, kaip jūs su tokiu kiniečiu galite sukonkuruoti? Įmonės Sviestas Sviestuotas įkūrėjus prieš pertrauką mentoriams pristatė kūrimą patobulintą riešutų sviestą. O mentoriams kyla klausimas, kaip jums sekasi ne kūryba, o pardavimai. Bet kiek planuojat šiais metais? Tai kaip mes ir minėjom, 300 kg. Ne, pinigais, kilogramais neįdomu. Iš tiesų aš neatsimenu skaičių. Tai tą reikia žinoti. Aš turiu vieną verslo apibrėžimą, kuris yra labai paprastas. Verslas tai yra pelno darymas. Tai jeigu pradedi verslą daryti, o startupas arba startuolis tai yra pelno darymas, kadangi yra verslo darymas, tai visiems vis laik turi susidėlioti skaičiukus. Jeigu jūs suprastum, kiek bus jūsų pardavimai, jeigu jūs labai greitai skaičiuotum, kiek bus jūsų pelnas, ar grinasis, ar negrinasis, galbūt jums tų pinigų užtektų, kad jūs galėtumėt pradėti kurti tą jūsų inovatyvų produktą. Tada turėtumėt planus. Jeigu matot, kad trūksta, tai tada sakot, taip, inovatyvus produktas mūsų duos mums papildomai tokius ir tokius pardavimus ir tokius planus tokiais ir tokiais metais. Jeigu jūs tai prisistatytumėt ir ateityje, jeigu sekantį kartą ateisit pas mus po to mėnesį ar pusantro, tai ateikit nors su tokia jūsų
ne tik vizija, bet ir su aiškesnių veiklos planų, ko jums reikia. Jaunas verslas. Finansų nėra, verslo plano nėra, gamybos organizavimas kaip ten kas yra nėra. Kol kas entuziazmas tempia, bet kompanija turi augti, nes viskas turi struktūrizuotis. Ir šitas ir aš norėsiu, jeigu jau mes važiuojam toliau, tai norėčiau, kad jos apsitvarkytų viskas. Aš tik tai vėl pasitaisysiu, kad kadangi esu ne tik investuotojas, bet ir krizė investuotojas. Nebūtinai jūs turite tikrai rašyti verslo planus, nebūtinai jūs, tas man pliusas būtų, bet jūs tikrai, jeigu turit kosminį produktą, mes surasime vadybininkus, gamybininkus, mes visą tą padarysim. Sekant kartą atneškime. Ant stalo paragausim. Jo dar nesukūrė. Mes kuriam, mes galim atnešti jums savo dabartinius gaminius, bet tai... Tai tas ar bus skanesnis, kurį inovatyvų kūrėte? Labai tikimės, kad bus ir skanesnis, ir sveikesnis. Tai tada prisiminsim, kai jį sukursim. Jūs parduodat sviestą. Neškit sviestą, padėkite. Suprantu, mentoriai išalkė 4 metais jau. Mes davėm namų darbų, kad jos truputėlį labiau pradėtų suprasti, kad jos tikrai verslą daro, o ne vien tik tai turi puikią idėją. Tai po kokio 1,5 mėnesio susitikę pažiūrėsim. Bet šiaip tai labai dvišaunis mergičkas, kurios akis dega labai gerai. Pirktume kokį produktą? Be abejo, kodėlgi ne. Jeigu man įtikintų, kad tikrai, sakant, nuo jo būsiu lieknesnis. Šypsenos jūsų veiduose, ne tokios, sakykime, atlaidžios, ne atlaidžios? Neatlaidžios. Net tą prasme, kai tik man patiko. 2 mergaičiukės, prekinis ženklas, jos savaime galėtų etiketės į tos vietos. Jeigu jos tikrai sukūrė kažką tokio tikrai gero, tai... Supratom, kad reikia konkretumo visada. Ir ateičiai mes pasiruošim konkretumo daugiau. Jo, atsivešim verslo planą. Jo, kurį turim, tiesiog nepasiruošim šiam kartui. Jūs tikrai vadybinių aspektų tikrai labai, taip sakant, silpnus, bet idėjos aspektų tai tikrai gali būti puikus produktas. Ir vėl tos pačios klaidos. Manot, kai sakiau, kai mes susitvarkysim gamybą, tada galvosim apie pardavimus. Niekada, ko neturi pardavimų, arba bent nenumatai, kad parduosi, nepirk įrangos, taip, nestatyk visą kitą. Nemokamai duoda gerai, jeigu kažkas taip. Bet blogai, jeigu sako, kad mes gaminam ir mūsų parametrai yra kilogramais, bet jų neverčia pinigais. Po sviesto sviestuoto pas mentorius žengia dar viena įmonė iš Kauno. Gintarė ir Dalius patyrė infraraudonųjų spindulių šildytuvų pardavėjai, nusprendė žengti į gamybą. Ar sprendimą plėsti veiklos sritį įvertins mentoriai? Jis yra sertifikuojamas būtent dabar ir kažkur tais mėnesio eigoje turėtų viskas būti baigta. Rinkoje yra panašių produktų, bet kuo mes skiriamės? Mes skiriamės dizainu. Šitas šildytuvas yra labiau pramoninis, skirtas pramoniai, bet skirtas pramoniniam erdvėm, kurios nori išskirtinio dizaino, nenori sugadinti tos pats savo erdvės. Kitas dalykas, mums pavyko sumažinti patį šildytuvą, viską sudėti į mažesnį korpusą, pavyko visus kaštus sureguliuoti ir pataikyti į tikrai gerą kainą, už kurią mes galime tą produktą realizuoti. Pristatę kūrimą gaminį, Soltechos atstovai sulaukė daugybės klausimų apie rinkoje esančius konkurentus. Jų kūrimas produktas gana plačiai paplitęs, tad Algimantas Varikojus netrunka rasti pasiūlymų su kainomis internete. Aš ką tik įlindau Alibaba ir per 1 minutę radau pilną prikrausiu, negi plokštelinis šildytuvas ir dizaino elementų, visą kitą. Čia kol kas dizaino nematau, tai ta prasme, kuo jūs... Kai ateina, pristatoma daug projektų. Mes pagaminsim pigiau, pas mus funkcijų bus daugiau, mes esam patys geriausi. Pagrindim, verslo planas, skaičiai. Iš principo mes orientuojamės į platesnį spektrą. Tai yra tik mūsų pradžia. Mūsų tikslas tapti infraraudonųjų spindulių šildytuvų kaip ir specialistais. Dabar visa tai... Jūs norite tapti specialistais, specialistų pilna. Ne tiek specialistais, kiek sprendimų tiekėjų visom reikmėms. Nes mūsų pati vizija įmonės yra pristatyti kaip galima daugiau šaltinių, orientuotų ne tik pramonį, kaip iš pat pradžių mes minėjom, bet ir, kur jūs rodėt, yra ir tie plokšteliniai. Norėtum pamatyti jūsų verslo planą, kaip jūs žadat organizuoti savo visą tą biznį, kiek jūs žadat parduoti, kaip jūs žadat kovoti su konkurentais, kurių čia internete pilna.
ir kokie jūsų yra privalumai. Ir tik tai tada suprasite, ar jūs patys suprasite, ar jūs turite perspektyvą su savo kompanija. Gintarė ir Dalius tik dabar mentoriams atskleidžia, kad toli gražu nėra naujokai šioje rinkoje ir jau užsiima kitų gamintojų produkcijos platinimu. Mentoriams tai padaro įspūdį. Žinių kiekis, su kuriuo tu išeini į startuolio kūrimą ir patirtis bent toj srity, kurioje tu jau esi dirbęs, tai yra labai, labai svarbi ir labai reikalinga pačiai startuolio pradžiai. Labai daug skatinama yra moksleivių, studentų. Eikit, kurkit idėjas, darykit savo verslus, važiuokit į priekį. Mano pasakymas visada yra, aš gal sargesnis, toksai su metais, visą kitą, kad eik, nori kažkokios srity dirbti. Eik ir išbandyk save tenai. Nori infrarediniam lempom prekiauti, infrarediniam lempom paprekiauti. Jeigu tu nori banke dirbti arba savo banką turėti, eik padirb banke. Jeigu tu nori nekilnojamo turto statybom užsiimti dar kažko, eik padirb. Susirink svetimas mėlynės ant savęs ir tada tu galėsi kažkur toliau daryti. Tada eisi su patirtim, jau žinosi, ką darai. Jūsų maža įmonėlė kažkokia. Pasaulio mastu prekiausiu, jūsų įmonėlė vis tiek bus maža, kiek milijonų mes investuotojim. Taip. Kaip jūs su tokiu nišu galite sukonkuruoti? Jis turi liniją didžiausią ir tu masiškai gamina tuos rėmus, masiškai gamina veidrodžius, masiškai gamina lempą. Mes patys esame ištyrę pakankamai kiniečių rinką ir skiriamės mes pakankamai daug. Jie viską dažniausiai deda į plasmasinį korpusą ir jie naudoja dažnai kvarcinės lempas, kurios yra nepatvarios ir visiškai... O dabar pakalbėkime apie gamintojus, kurie gamina Apple'us, kurios gamina šitas iPhone'us ir kurie nededa plasmasių, nededa kvarcinių lempų, yra geri gamintojai. Iš pačio gamintojo perspektyvos, tai mes deklaravom save kaip lankstų ir deklaruojam kaip lankstų gamintoją, kuris gali atsižvelgti ir mažesnį, tarkim, vartotojų ir patiekti mažesnius kiekius. Tai dabar jau turi 3 metų veiklos planą. Taip. Kiek žadat 16 metais parduoti? Apie 3 milijonus eurų. Ir pelnas? Maždaug. Nesakykit skaičius, procentais pasakykit, aš suskaičius. Aš noriu suprasti, jeigu jūs turi tokį... Nemažas pelningumas. Jeigu nemažas. Nemažas pelningumas. Nekalbam apie 30%. Mažiausiai. Kokios šalis pardavinės rinkoje? Pagrindai yra Skandinavijos šalis, Baltijos šalis ir Rytų Europą. Tai yra tos orientacinės, iš kur dažniausiai ir būna ateina užklausos ir panašiai. Jie galų galę suprato, kad nereikia pasakoti infraredą, kas yra pastoviai lygino su radiatoriai, su dar kažko. Nereikia tokio palygų. Matosi, kad jie su manim kalbasi kaip su pirkėjų jų produktų. Aš nesu jų produkto pirkėjas, aš investuotojas, mes turim kalbėti apie kompaniją, apie viziją. Tai investitorius sėdi, milijoną žada daryti 16 metais grynų pelnų, tai turbūt aš įsivaizduoju, kad investuojate. Parindimo reikia. Kiek pinigų reikia? Kiek pinigų reikia? Dabar, kur mes stojame, mes patys esam padavę paraišką paskolai, lengvatiniai kol kas, bet matom, kad toli gražu tų pinigų nepakaks. Kur naudosi tos pinigėlius? Mes naudosim žaliavom. Iš principo reikalinga, pagaminti pirmąjį partiją. Mes tą partiją parduodame. O gamyklą turit? Kol kas mes bendraujam tiesiog su partneriais. Tai yra tiesiog partnerystė. Lietuvoje čia daro kažką? Ne vien tik Lietuvoje. Lietuvoje mažoji dalis iš to. Ar žadat savo statyti fabriką ar kažkaip tai? Pradžiai mūsų yra koncepcija tiesiog paimti dalis iš skirtingų tiekėjų, iš skirtingų gamintojų, viską čia sudėti, surinkti, pratestuoti ir tuomet gražiai pakuoti viską parduoti. Bet tai yra, vadinasi, kažkas gamina visus su komponentus ir gali tą patį daiktą pardavinėti. Iš tikrųjų yra labai didelis darbas, tarsi ateiti iki šito. Atrodo labai viskas čia paprasta, bet... Užduosiu paprastą klausimą. Ką jūs parduodat? Ką ruoštis pardavinėti? Sprendimą. Prezentacijos metu. Pataikė. Iš pradžio mes šitaip skeptiškai žiūrėjom, bet kai išprovokavom jų atsakymą, kągi jie parduoda, kad jie neparduoda savo šildytuvą, o jie parduoda sprendimą, kaip daryti efektyviai šildymą įvairių būstų ir tą jie jaučiasi, kad mokės pateikti ir mokės pateikti tiek pirkėjui to sprendimo, tiek
būsimam investitoriui, jeigu reikės. Kas man gerai, kad jie toje srityje jau dirba, tai jau turi patirties, užtikrintai kalba, neišsimuša, gavę klausimą. Arba nusišypso žaviai. Jis sako, ką tu čia klausi, tai čia elementarus klausimai. Tai šitas norisi manyti skaičius, norisi manyti verslo planas. Tai, kad neskleidžiama, kiek bus uždirbama pelno, tas irgi tam tikrą privalumą turi, visi konfidencialumą tam tikrai egzistuoja, tai mes galim konfidencialumo sutartį pasirašyti. Ir pagrindimas, kad tikrai jūs esate tiek geriausias. Mano sekantis klausimai bus kokie? Mano klausimai bus apie komandą. Nes ten yra svarbiausia žmonės. Mano klausimas tada, kas jeigu tu išeisi iš darbo, kas jeigu tas išeisi iš darbo. Čia jau ateičiai aš prognozuoju. Pagal tai, kaip jie greitai orientavosi, tai aš manau, kad jie kažką turėtų mums pateikti tokio įdomaus po mėnesio. Ko jūs pasigėdot, į ką reikėtų jiems atkreipti dėmesį? Man atrodo, kad reikėtų truputį sudėti kitur akcentus, kaip prisistatinėjate. Ir tada tikrai investitoriai eis ne vienas. O kadangi patirtį turit ir žinot, kas čia per įrenginiai, tai aš beveik ir galbūt ir neabejoju, kad už tos 3 milijonus parduos. Domina visą laiką skaičiai. Skaičiai mus taip pat domina, aš pati esu skaičių žmogus, bet skaičių visą laiką nesinoriu prieš kamerą atskleisti. Gerai, jeigu tik lempas pardavinėti, tai sunkiai seks. Aš praleidau gal, bet kodėl tada įsileidau į ginčius su manimi apie lempas, ar gerėsis, ar blogėsis, dar kažką. Mes labai detalės mėgstam lįsti, nes labai žinom tą produktą. Ir čia atsiranda problema, kadangi mes iš karto investuotojas, kuris nori pagrindinį informaciją ir tiesiog paprastai suprantama kiekvienam išgirsti, mes tiesiog lendame tas detalės, galbūt kur pirmam susitikime tikrai nereiktų. Manyčiau, tikrai potencialą turintis du jauni žmonės ir tikrai verta idėja ir verta idėja investicijų. Soltechos komanda keliauja dėlioti detalaus verslo plano, o tuo metu už durų laukia dar 3 pristatyti idėją besiruošiančios įmonės. Galbūt jų verslo planai žada dar didesnius pelnus. Kitoje laidoje žiūrėkite. Jeigu nutars mes savo verslą, tai kviesiuos ateiti dirbti pas mane. Kiek reikia pinigų, ką uždirbsiu? Pinigų mums reikia apie 700 000 eurų. Jeigu jie žinotų iš anksto, kas laukia, jie bijotų daryti. Laidą pristato Mita. Laidos globėja Ūkio ministerija. Laida finansuojama Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.